Literatūros kritikas Valentinas Ventickas jautė asmeninę pareigą parašyti knygą apie žinomą Lietuvos poetą Justiną Marcinkevičių. Ilgus metus sekęs poeto kūrybą ir matęs jo gyvenimą iš labai arti, knygos autorius rašo apie menininko gyvenimo būsenas, patirtis ir kūrybą, daug dėmesio skirdamas pastariesiems 2 dešimtmečiams. Knygoje apie Justiną Marcinkevičių pateikiama žinių ir apie paskutinius poeto kūrybinius darbus. Jinai ne tik greitai išėjo, bet ir greitai parašyta šita knyga. Ji parašyta bent didžioji jos dalis per kovo mėnesį. Tai yra netrukus po Justino Marcinkevičiaus mirties. Ir tai buvo toks momentalus impulsas, turbūt 2 dieną po Justino Marcinkevičiaus laidotuvių, kad turiu ką pasakyti, noriu pasakyti apie jį, kad buvo per pastaruosius bent porą dešimtmečių tokių epizodų, gana dramatiškų epizodų Justino Marcinkevičiaus gyvenime, jo gana skaudžių tokių patirčių ir tai, kaip jos buvo interpretuojamos arba kaip vertinamos, man buvo palikę tokį neteisybės lyg tai jausmą ir šitos aplinkybės mane įstūmė į tam tikrą dvasinę būseną. Ir su tokia nuotaikas, tai jinai paveikia ir knygos stilistiką, bet jos pamatinė dalis yra toks impulsyvus žmogiškas reagavimas.